O jėtus koks šuniukas. Ei, vargšelė, kaip jis sunkiai išgyvena, pasižiūrėkit. Eik tu savo. Jisai miršta. Jisai pūva. Vabalai vaikšto per pilvą. Pūvo visas vargšelis. Bliamba, ką darysi su šuniuku? Mane kviečia į ryžių laukus. Toks vargšelis, jisai bliamba. Jisai miršta, ta prasme, jį valgo. Jį valgo iš išorės. O jam kokie 5 mėnesių, 6 mėnesių daugiau neduoda. No, I'm not going, you know. Do you know where is veterination? The closest. For dogs? Yeah. For dogs? Oh, it's like have to drive the car down. He's dying. Matot, žiūrėkit, kaip vabalų vaikšto paskui. Matot jūs? Hebra, kiek vabalų griaužia. Tiesiog jėda gyva. He's in 1 week he's die. 100% sure. Maybe you know some place where I can wash him. I have a shampoo. I can pay for you 5,000 if you want, if you help me. Bliam visi važinėja su kažkokiais Hiluxais ir tipo negali mirstančiam šuniukui padėti. Jūs įsivaizduojat, blemba, valgo, kaip aš nesu dar tokio reginio matęs, kad valgo. Šuniukas, jisai nieko nematęs to gyvenimo, jų valgo. Blemba, aš kaip myliu, pavyzdžiui, vaikus ir kiekvieną vaiką gelbėčiau, pavyzdžiui, nu kažkokios nelaimės. Nesvarbu, tai šuo būtų, ar katė būtų, ar žiurkiukas būtų. Aš nuprausiu jį ir į veterinariją. Gal pats pasiliksiu savo. Kol keliausiu po Tailandą, kol rasiu šeiminėlę gerą jam. Žinai, kad tavo vardas Lakis? Labai gražus.